Sveiki, mėlyjei Kandeliarijos kanalo draugai, bičiuliai, prenumeratoriai ir svečiai be abejo, visi, kurie užėjote ir paspaudėte žiūrėti. Šitas kortų skaitimas yra periodo iki naujų metų ir būtent kas per šituos ateinančius 3 mėnesius, reiškia, įvyks jūsų gyvenime, kas atneš jums laimę, koks sprendimas yra būtent pats teisingiausias šitame laikotarpyje ir ko jūs galite pasiekti, sakykime, kas į jūsų gyvenimą ateis tame laike ir ko jūs pasieksite. Nu ir be abejo, kad pasiekti kažką teks, reiškia, ir paleisti. Tai mes pasižiūrėsim tokius aspektus. Ir 3 yra pasirinkimo variantai. Pagal kortų nugarėlę rinkitės. 1, 2 ir 3 pasirinkite, kuris variantas jūsų, reiškia, kurios kortos būtent jums atskleis šitos klausimus. Na, pasižiūrėsim, kas čia nusimato jums artimiausio laiko. Taigi, manau, išsirinkote ir pereiname prie pirmo varianto, būtent prie šito. Taigi, pasižiūrėsime, ko jūs atsikratysite. Tai bus trumpi kortų skaitimai, neilgi, greitai pažiūrime. Šito jūs atsikratysite, šitą išeis iš jūsų gyvenimo, o tai ateis į jūsų gyvenimą. Tai ateis, šitą jūs pasieksite. Reiškia, šitą pasieksite, tai bus kaip pasiekimas. O dar kažkas dar ateis plius į jūsų gyvenimą, netikėtai, bus kažkas naujo. Čia gali būti, kad jūs žinot, ko jūs norit, siekiat tikslą, o tai ateis. Ir štai kas atneš jums laimę, tai pamatysime. Šitai jums kol kas maišu, o šitas sprendimas jums suteiks didžiausią laimę. Na kągi, pasižiūrime. Be abejo, jeigu reikės praskleisim kortos. Šito jūs atsikratysite. Kogi jūs atsikratysite? Na, pažiūrėkite. Jūsų gyvenime yra kažkokio falšo, melagiščio, apgaulių. Ir jūs atsikratysite, reiškia, tai, kas netikra, kas yra apgaulinga. Aštrus kažkokie dalykai, klaidingi net pamastymai. Gali būti net sąmokslai kažkokie jūsų atžvilgiu. Tai yra melas, kurio jūs atsikratysite. Labai puiku išties. Ir tai bus pabaiga, tiesiog padėtas taškas ir daugiau gyvenime. Jūs priimsit tokį sprendimą, kad daugiau šito gyvenime jūsų negali būti. Ir bus padėtas taškas ir tarsi bus kažkokia nauja pradžia. Melai, apgaulis gali būti be abejo jūsų gyvenime ir iš vaikų pusės, sakykime, ar ne, kažkas nemalonaus, skaudaus. Plius tai gali būti tai pasižiūrėjau. Juridiniai kažkokie dalykai. Teisminiai, net dėl vaikų. Visas melas, nemalonumai, kas jūsų gyvenime aštru, yra neteisingas, sakykime, apgaulės kažkokios. Visa tai pasibaigs. Įeis į pusiausvyrą ir, sakykime, jūs sulauksite teisingų sprendimų. Sakykime tai. Šitą jūs pasieksite. Na, labai puiku, ką jūs pasieksite, iškrenta taurė. Taurė yra, reiškia, norų išsipildymas, tai, ko jūs trokštate. Tai gali būti meilė. Jūs pamatysite, čia net apvaizdos akis, ir matot, ir mėnulio fazės per mėnesį galbūt netgi. Tai įvyks, kažkoks bus duodamas jums šansas didžiulis
jūs šitą pasieksite. Taip, tiek finansinių atžvilgių reiškia kaip moteris. Šeimos klausimuose, reiškia, tyri geri ketinimai jūsų bus, tarsi išsipildys tai, ko jūs norite. Čia dalyvauja ir, reiškia, aukščiausios jėgos jūs palaiko, siunčia jums šansus gauti tai, ko jūs norite, stabilizuoti jūsų padėtį. Ir čia jūs esate labai tokiam, reiškia, geram statuse kaip Pentaklių karalienė ir tai gali būti susiję su pinigais, su šeima ir su jausmais ir jūs tai, ko norite, tai jūsų gyvenimą ateina. Tai išties labai puiku. Pasižiūrim, kas atneš jums laimę. Jūsų intuicija, jūsų moteriškumas, buvimas galbūt netgi namuose, gali būti ezoteriniai tokie suvokimai, jūsų įžvalgos, tai pasižiūrim. Kad, reiškia, ta konfrontacija, kuri jūsų gyvenime yra, ar ne, jinai kažkaip tai pajuda, kaip protėviai duoda prisikėlimą. Jūs viską sužinote, kas jums neaišku, tarsi vyksta nušvitimas. Prisikėlimas iš kokio tai negatyvo. Labai įdomu yra judesys. Tarsi tokios nuojautos, kad jūs palaiko pačios aukščiausios jėgos, plus protėviai. Suprantat? Konkurencija arba kažkokios nesėkmės, sakykime, kurios buvo. Visa tai pasibaigia ir jūs atsitiesėt ir pakilate. Tai ateina jūsų gyvenim. Ir kas atneš jums laimę, pasižiūrime. Pusiausvyrą. Išeinat į pusiausvyrą, net nereikia žiūrėti, gijimas, pasveikimas, susitvarkymas reikalų, balansas. Net yra, reiškia, čia tiek sociume, tiek santykiuose su vyriškiu, sakykime, yra pokyčiai, suvokimai, kur jums, reiškia, kaip pasitraukti iš aštrių situacijų ir subalansuoti reikalus. Tam tikra išmintis, energija. Tai yra santykiuose su vyru, kur buvo jums, reiškia, apribota, tarsi jūs neturėjote šansų, jūs iš to išeinate, nes subalansuojate reikalus ir jums tai atneša didžiausią laimę, išsveikimą, pokyčius jūsų gyvenimo. Kas jums maišo kol kas? Tokia būsena, kad tarsi sergate, tarsi nieko negalite pakeisti, esat laukimo būsenoj, neveikimo, negatyvių minčių, tam tikrų, tarsi laukiat kažką, kol įvyks stebuklas. Tai jums maišo. Čia šneka apie tai, kad reikia, kas nepatinka, palikti ir pasitraukti iš tos būsenos, o nelaukti, reiškia, kol jums bus duodami kažkokie pasiūlymai. Tiesiog reikia eiti naują pradžią. Daryti sprendimus ir pradėti pasirinkimus. Nelaukti kažko, kol jums, kaip sakant, iš dangaus mana pasipils. Tai trukdo, reiškia, neveiklumas tam tikras. Na kągi, koks sprendimas suteiks didžiausią laimę? Pasižiūrime. Sprendimas yra į viską pasižiūrėti kitų kampų. Kitų kampų pamatyti savo, reiškia, tą, sakykime, nejudamą padėtį, auką, dėl ko, kas, kaip. Gali būti, kad jūs kažką tai savanoriškai aukosite savo gyvenime. Priimsit sprendimą, sakykime, kažkokiai tai aukai. Tai suteiks jums didžiausią palaimą, duos didžiausius šansus gyvenime, džiaugsmą.
Ir čia yra sprendimas toksai jūsų, kuris tikrai kiek vėliau jums leis pasidžiaugti. Ir tai yra protingas sprendimas, tarsi toks projektas, daryti tai, ką geriausiai mokate, bendradarbiauti, čia net pats velnias išeina. Bendradarbiauti. Yra tokie dalykai, reiškia, didžiausia laimė bus jums šansai duodami, kada jūs priimsite sprendimą vis dėlto eiti į tam tikrą rizikingą projektą jausminiai srity. Bet čia, reiškia, yra tam tikras negatyvus aspektas. Negatyvus aspektas, kad visa tai pasibaigs. Ta auka, kurią jūs atnešite, neilgai trukus pasibaigs. Prasitransformuos, sakykime, pačio velnio, reiškia, užmačios, kažkokių prisirišimų, prie pinigų, prie žmonių, prasitransformuos, pasibaigs ir jūs įgausite didžiulę jėgą. Pratransformuosite savo jėgas, į viską pažiūrėsite kitų kampų, ko jūs bijojote labai dėl savo ateities, kodėl neėjote, reiškia, į mylinčios moters statusą. Visumoje čia šneka apie tai, kad reikia gyventi čia ir dabar, netgi jeigu yra sunkus laikotarpis, ir baimė dėl ateities jums tarsi neleidžia mylėti. Tai yra tam tikras karas, kova dėl fortūnos. Bet tas pasirinkimas aukoti, sakykime, yra teisingiausias sprendimas, suteikiantis didžiausią laimę. Iš esmės pakeičiantis, sakykime, pakeičiantis jūsų sistemą. Kažkas jūsų gyvenimą grius, kas liečia, reiškia, širdies skausmą, transformuosis, dėl ko jūs pergyvenate, kas buvo aštraus jūsų gyvenime, dėl vyriškių. Viskas yra susiję su vyru arba su vadovu. Keičiasi. Iš esmės prasitransformuoja. Visi pergyvenimai, dėl ko jūs pergyvenote, reiškia, pasimatys visai kitų kampų. Čia yra pakaruoklis, reiškia, nejudanti būsena, kuri jums ir trukdo, bet šitas sprendimas suteiks palaimą, didžiausią laimę, nes tai, reiškia, irgi duoda jums tam tikrus šansus šitas sprendimas įveikti velnio, reiškia, pririšimus, pratransformuoti patį negatyvą kažkokį tai ir įgauti didžiulės jėgas, negalvojant apie ateitį, apie ateities fortūną. Iš esmės viskas prasitransformuos, tai, kas dabar jūs skaudina. Jūs tiesiog sprendimas visą šitą pasižiūrėti kitų kampų jums suteiks, reiškia, didžiausią laimę, kad viskas, kas vyksta jūsų gyvenime, vyksta nebe reikalu, net ir šitie skaudus dalykai. Tai būtų tiek jums, kas pasirinko, reiškia, pirmą variantą. Sprendimas aukotis ir pažiūrėti viską kitų kampų. Nes niekas nevyksta be reikalo jūsų gyvenime. Na kągi, tada einam prie antro varianto, kągi joms papasakos antrukai taro kortos. Kasgi iki naujų metų pasikeis iš esmės. Įvyks
atneš laimę ir suteiks didžiausią palaimą. Pasižiūrime, ko jūs atsikratysite, ką pasieksite, tai ateis į jūsų gyvenimą, tai jums atneš laimę, kol kas maišo tai, o šitas sprendimas suteiks palaimą ir didžiausią laimę. Na kągi, žiūrime, šito jūs atsikratysite. Kažkokio projekto, kuriame jūs dirbate ilgai, kaip trikampis, kaip kažkas gali būti su pinigai susiję ilgą laiką, reiškia. Tai trunka ir dėl kurio jūs pergyvenate ir galvojate, kokius sprendimus reikia priimti. Labai užsitęsė kažkas jūsų gyvenime, įvedė tokią ligotą būseną ir jums reikia priimti sprendimą. Šitą tokio laiko tempimo su šitais reikalais jūs atsikratysite, tai irgi yra susiję su širdies sužeidimu, yra negatyvu ir tai irgi yra susijęs, reiškia, su lazdų karaliu, tai yra su padėtim. Sociume gali būti darbiniai klausimai arba su mylimui. Tarsi būtų kažkoks kontroliavimas, valdymas jūsų. Ir reiškia, tiesiog čia visa tai pasibaigs. Visa tai pasibaigs, nes pačios aukščiausios jėgos jau čia įsikiša ir jums leidžia pajudėti link to, link ko jūs norite. Štai taip. Na kągi, žiūrime toliau. O ką jūs pasieksite? Pasirinkimas yra padaromas. Yra padaromas pasirinkimas, reiškia, išjaučiant iš širdies, tarsi mylimieji, lygtais meilė jūsų gyvenimą ateitų. Po tam tikro skausmo jums yra duodamas šansas piniginiai srity ir sociume taip pat. Po nusivylimo užsisuka joms fortūnos ratas. Jūsų reikalai pajudės ir meilės srity, ir, sakykime, darbiniai srity, ir finansiniai. Susiję jie yra. Padarysit sprendimus, kurie ilgą laiką truko, reiškia, jums trukdė, ir pajudėsite iš tos būsenos. Jūsų sprendimas, reiškia, pasikauti dėl savo sėkmės, dėl vaikų, dėl pinigų, duos šansus į fortūną jums. Šito jūs pasieksite. Kas ateis jūsų gyvenimą? Ateina pergalė. Jūs patirsite pergalę vienareikšmiškai, kaip nugalėtojas. Jeigu einate į konkursą, tikrai laimėsite. Labai, reiškia, tikrai ir finansai, ir nauja pradžia kažkokia būtų, ko jūs net negalvojote, atrodė nusibodę viskas. Jūs patiriat pergalę, išeinate tokios aukštuomenės damos statusą, finansiškai apsirūpinusio žmogaus, ir tiesiog tai yra nauji jūsų pasirinkimai atvedant į pergalę. Kas jums atneš laimę? Laimė atneš laimę, reiškia, jums sugebėjimas įsisukti tarsi, nuginkluoti priešus, sakykime, arba pasinaudoti jų ginklais, ir išeinate į sėkmę didžiulę, judate stabiliai meilės ir kūrybos srity, kaip magas, kaip profesionalas. Galbūt tos pusiausvyros ir nėra jūsų gyvenime taip, kaip norėtųsi, bet jūs valdot situaciją, reiškia, vertinate
kas yra iliuzija ar kas yra realu, ko jūs iš tikrųjų norite. Jūs norėsit labai daug ir čia net, reiškia, yra tam tikri dalykai kaip karminiai. Kaip karminiai dalykai jums, žiūrėkite, neprivirkit irgi košės. Suprantat, jums laimę atneša, bet jūs galit kažkokią negatyvę per kažkokius, reiškia, nepusiausvars dalykus, kai labai daug norisi, karmą užsidirbti tam tikrą. Bet esat jūs stiprus, konkurencingas žmogus, aistringas ir, taip, kaip moteris, graži labai. Bendrai, jeigu čia būtų vyras, žiūrėtų, tai dėl moters, reiškia, laimėjimai. Čia ir tokios jėgos velniškos, žinokit. Čia veikia, reiškia, prie tos apgaulės, kad išeiti sėkmę, ar ne, jums? Ir būt patenkintam. Išmanipuliuoti reikalus, piniginius, dvasins visokius. Kad laimėti, čia ir velnias sėdi, žinokit. Su didelė jėga. Jisai jūs netgi palaiko šituose reikaluose, jeigu jūs tokį sprendimą priimat. Ir jūs būsite laimingas, kad jūs išsisuksite. Vienu žodžiu. Na, taip. Tai kol kas jums maišo, pasižiūrime. Protas, intelektas, karingumas jums maišo. Aštrumas jūsų tikrai maišo. Ir dar vienas šansas, reiškia, protu išspręsti. Reikia įsiklausyti tarsi į vidinę, į vidų, į jausminę dalį pasižiūrėti. Jums sako, kaip moteriai, dėl gausos pasižiūrėti, kas jūs džiugina, o ne protu viską matuoti. Taip, kągi, koks sprendimas suteiks palaimą jums? Imperatorius. Sprendimas yra dėl valdymo, dėl stabilumo, dėl vyro. Gyvenimo. Naujo etapo tokio. Justicija krenta, vyriausia arkanai. Čia yra, žinokite, su bokštu netgi. Čia šituo atveju bokštas yra. Čia, žinokit, yra labai įdomus dalykai. Aš galiu taip sakyti, kad jūs galbūt priimsite sprendimą juridinį, tokį kažkokį nesugriaut gyvenimą. Sakykime, neįsiskirti su vyru gali būti, nekariauti, reiškia, o tiesiog bendram labui veikti gali būti toks sprendimas. Nes bokštas, čia ir kaip juridiniai tarsi jūs norit skirtis, bet jūs apsisprendžiat, kad vis dėlto nesiskirsite, negriausite gyvenimo, nebekariausite, o reiškia valdysite taip gyvenimą, išsaugant šeimą, tarsi pajudėjams iš šeimą. Arba gali būti tokie dalykai, dar, jeigu jūs vis dėlto jau žmogus esate įsiskyręs, sakykime, ar ne, tai gali būti, kad po skyrybų jums bus, reiškia, kaip naujas toksai gyvenimas, kuris jūs išmokys daug ko. Būsit praėję tam tikras, reiškia, pamokas, sakykime, vedybinį gyvenimą ir sukursite labai sėkmingą šeimą. Mokėsit pasirinkti. Suvaldysite situaciją. Suvaldysite griūvantį gyvenimą. Tiesiog. Kas žadėjo skirtis, gali būti, kad neįsiskirs, o tie, kurie vis dėlto jau skiriasi, įsiskirs, vis dėlto. Tai jūsų gyvenimą ateina tokios pamokos, kaip išmoktus, kad daugiau jūs nepadarysite tų pačių klaidų ateityje. Taip, yra kažkoks, reiškia, išgydymas tarsi savo vyrom, sunki našta, santykių su vyru, sakykime. Ir
Tiesiog jums protas padiktuos. Čia jisai daug trukdo, reiškia protas, bet yra tam tikri dalykai negatyvūs, kada tik tais per bendrystę, meilę, galima kažką dėl vaikų, sakykime, išlaikyti kažkokį stabilumą. Ir tai va tokie dalykai, čia kaip dvi informacijos, matyt, bus žmonių žiūrinčių, kurie, reiškia, išsiskyrę jau yra ir eina naują pradžią, o tie, kurie žadėjo skirtis, tarsi suvaldo situaciją ir nebesiskiria. Čia, reiškia, tai didžiausia palaima ir laimė jums atneš. Suvaldyti vyriškis atneš didžiausią džiaugsmą. Imperatorius. Tai gali būti, jeigu vis dėlto darbiniai klausimai būtų, kad vadovas, reiškia, gali būti sėkmingi santykiai, sakykime, ir iš viso gyvenimo valdymas. O jeigu eina kalba apie jūsų gyvenimo imperatorių, apie jūsų vyrą, tai vis dėlto sprendimas susijęs su juo atneš jums didžiausią laimę. Sprendimas yra su juo susijęs. Suprantate? Kuris atneš didžiausią laimę. Aišku, pažiūrėjau variantus ir vienas, kitas ir trečias variantas jums tikrai rezonuos, nes apie tai kalbėjau. Na kągi, o dabar tie, kurie pasirinko šitas kortas, pasižiūrime, kas įvyks jums iki naujų metų, kokie pokyčiai, sprendimai, ką pasieksite, kas atneš laimę jums didžiausią. Trečiukai tiems, kas pasirinko šitas kortas. Taigi, šito jūs atsikratysite, šito jūs pasieksite, tai ateis į jūsų gyvenimą, tai jums atneš laimę, tai kol kas jums maišo, o šitas sprendimas suteiks palaimą. Kągi, žiūrim. Šito jūs atsikratysite. Kažkokio vaikiško jausmingumo. Laikinų jausmų. Laikinos meilės. Nebepriimsite kažkokios laikinos meilės. Priimsite sprendimą nesusižeisti savo širdies ir kitiems. Tai būtų tai. Na kągi, žiūrime, o ką jūs pasieksite. Yra tokios baimės jums, kažkokios gyvenime pergyvenimai, kažkoks šaltis, sunkumai sieksite. Bet tai išeina, tarsi ne jūsų gyvenime yra. Jo, tas bedvasiškumas, dėl ko jūs, aiškiai, jūsų gyvenime, kad prarasite pinigus, sveikatą, dėl ko jūs pergyvenot, viso to nebus, jūs pasieksite kažkokią darną. Tačiau, kaip tai baimės dėl gyvenimo, dėl sveikatos, dėl ligų. Čia ne jums. Jums kažkas, reiškia, to atsikratysite, ateina kažkokie šansai jums. Jėga, didžiulė jėga, kuri yra tarsi, tokia sistema, kaip gyvenimo medis, jums duos labai daug energijos. Protėviai, netgi kažkokios maginės praktikos, gausite didžiulę energiją, didžiulės jėgas ir išeisite iš pakaruoklių būsenos. Tai, kas nejudėjo, reiškia,
Ne piniguose esmė iš esmės. Kas nejudėjo, iš jūsų gyvenimo išeina, čia yra kažkokie trikampiai iš jūsų gyvenimo išeina. Link to jūs nejudėsite. Kur yra apgaulė, kažkokios kaukės, iš to jūs išeinate. Jūs pergyvenate, kad galbūt čia šansai kažkokie, aš čia prarasiu, čia reikia imti, jūs iš šito išeisite. To jūs pasieksite ir gausite didžiulės jėgas. Kas ateina į jūsų gyvenimą? Čia reiškia rodo labiau, kad neteina. Iš ties įdomi tvirtusios kortos. Reiškia, jūs neįsivelsite į kažkokias apgaulės. Nesusižalosit, kaip sakant, užpakaliu nesusibadysit per savo aistras, per apgaulės, per kažkokius tai tokius dalykus, kada reikia gintis nuo kažko, aiškintis, meluoti. Reiškia, to nebus. Įdomiai, nebus judėjimo į tai. Jūs net negalvosite apie tai, net neįtarinėsite. Tai tiesiog bus toksai, visa tai išeina, kas tokio negatyvaus ir įvyksta tarsi atgimimas, prisikėlimas. Tokia išmintis. Čia kas liečia kažkokias šeimininės vertybės, meilės srity, kažkokie protų sukurti rūmai, to nėra. To nėra. Kažkokių laikinų santykių nėra. Judėjimo tai nėra. Karo nėra. O yra, reiškia, kažkoks toksai stabilus buvęs šansas, didžiulis šansas jūsų gyvenime, kurio reikia palaukti. Tarsi su šuneliu po medžiu palaukti, kada tie vaisiai nubirės. Dar, reiškia, ne visiškai esate imperatorių statuse, tarsi reikia palaukti to statuso. Jums bus duodami šansai, kurių jūs laukiate. Dar ne iki naujų metų to, kaip sakant, dar nesulauksit. Čia aš šneka apie tai. Šansas bus, bet dar jums reikės palaukti. Šansai bus duodami, bet šansai bus į tai, kad kažkur už metų jūs sulauksite visą tai, ko jūs tikitės. Kol kas ne dabar, ne. Va taip, o kas atneš jums laimę? Namai. Ne iliuziniai, čia, reiškia, irgi nėra kažkokio tai tokio, nestatysite kažkokių iliuzinių, reiškia, tvirtovių, kažkokių tai dėl to nesikausite, nekonkuruosite. Įvyks labiau toksai proto kova, prots neleis kažkokių iliuzijų kurti. Reiškia, neleis. Ir dėl to, reiškia, iš tikrųjų bus išsaugotos kažkokios tai šeimos vertybės, ryšiai šeimininiai, ir tai atneš laimę ateityje.
Tai, kas kol kas maišo. Tokia ligota būsena, meditacija, nieko neveikimas, noras, reiškia, pasitraukti iš nemalonių situacijų, pabėgti į kažkokius, reiškia, aistrų namus. Bet, jūs suvokėt, kad tai sugriaus, tai yra neleistina, tai gausite aukščiausio Jokūbo baudas, jūs kaip žmona, motina. Tai trukdo. Dėlsimas judėti ten, kur aistra, nes suvokėte, kad, sugriausite savo gyvenimą. Dėl to jūs dėlsite. Gerai. O koks sprendimas suteiks palaimą? Nebebūti tokia aršia, šalta moterim, logiškai mąstančia, reikliam. Naisite į bendradarbiavimą, bendradarbiausite, dirbsite bendram labai. Neisite trikampį, nenukirsit kokių tai santykių, o bus kažkokia tai transformacija jūsų gyvenime, kuri duos tarsi tiesų kelią. Tiesus kelias, dvejos duris, saulė ir mėnulis, transformacija. Jūs suvokiate, kad galit ne tas duris atidaryti, už tai neinat į trikampį, o pratransformuojate savo, reiškia, laimės šeimos klausimus. Jūs suprantat, kad velnias tiko apversti jūsų sėkmę, per santykius su mylimaisiais, sakykime. Tai ką jūs labai norite. Kad tai nėra dvasinga, tai nėra protinga. Ir jūs neinat į naują kol kas, reiškia, neapnulinat situacijas, vabank neinat, o liekat svarstėme iki naujų metų. Nepasitraukėt, reiškia, nepasitraukėt iš tos situacijos, kurioje esate, ir tai jums duoda pergalę. Tiesiog pakeičiat savo šaltumą, savo mąstymą ir išeisit į pergalę. Štai toks dėjimas, mielosios, mėlieji. Čia, reiškia, jeigu vyras žiūrėtų, tai nebūtinai šalta moterim. Šaltum žmogum. Perverskit ant savęs, žinokit. Jeigu apie moterį šneku, vis dėlto dauguma tai žiūri moteris, kaip ten bebūtų. Kągi linkiu priimti teisingus sprendimus, jeigu reikia išlaukti. Vis dėlto toks laikotarpis išties yra dabar karminis ir lemtingas nuo spalio 14 iki 28 karminis koridorius. Pabandysime jį panagrinėti, galbūt netgi šiandien, ką reikėtų jums nuveikti. Čia pažiūrėjau bendrus tokius, reiškia, kas didžiausia laimė atneš jums, ką pasieksite, kas yra svarbu jums gyvenime. Kągi, manau, išgirdote. Su jumis buvo Kandelarija, iki sekančių susitikimų.